Praėjus 2 minutėms ir 14 sekundžių po pirmojo seisminio įvykio, antrasis įvykis, kurio stiprumas siekia 4,2 pagal Richterio skalę 250 kartų stipresnis už pirmąjį, buvo užfiksuotas seismografuose visoje Šiaurės Europoje ir aptiktas net Aliaskoje. Šis antrasis sprogimas prilygsta beveik 3 tonoms trotilo. Pirmasis įvykis yra cheminė reakcija, tačiau tai nėra paskutinė cheminė reakcija, kuri atims jūreivių gyvybės Kurske. Tai yra sutrumpinta šio vaizdo įrašo versija. Jei norėtumėte pamatyti visą vaizdo įrašą, paliksiu nuorodą čia viršuje. Kurskas buvo baigtas statyti ir nuleistas į vandenį 1994 metais. Jis yra priimtas į Rusijos laivyną gruodžio 30 dieną, kaip Rusijos šiaurės laivyno dalis. Kurskas priskiriamas savo namų uostui Videjevoje, Murmansko srityje. Kurskas yra 154 metrų ilgio nuo priekio iki galo, 18,2 metrų pločio, o nuo korpuso iki bokštelio siekia 9 metrus. Jis gali nerti iki 600 metrų gylio ir išbūti paniręs iki 120 dienų. Bokštelio antstatas yra sutvirtintas, kad galėtų pralaužti Arkties ledą. Kurskas yra ginkluotas 24 granito sparnuotosiomis raketomis ir 8 torpedų vamzdžiais laivo priekyje. Kurskas priklauso Rusijos šiaurės laivynui, kuris 90-aisiais patyrė finansinių sumažinimų. 1998 metais Kurskas buvo modernizuotas, kad galėtų gabenti HTP torpedas. HTP arba aukštos koncentracijos peroksidas yra koncentruotas vandenilio peroksidas, kuris kartu su žibalu yra pigesnis gaminti nei kiti torpedų kūrai. 2000 metų rugpjūčio 11 dieną Rusijos karinis jūrų laivynas ruošiasi pratyboms. Vasara X yra pirmosios didelio masto karinio jūrų laivyno pratybos Rusijos laivyne per daugiau nei 10 metį. Pratybose dalyvauja 30 laivų ir 3 povandeniniai laivai. Videjevo karinio jūrų laivyno bazėje skubiai ruošiamasi Kursk ir jo įgulai. Per visą šį sujudimą viena torpeda nukrenta. Atrodo, kad žalos nėra, nors aplink sandariklį yra šiek tiek HTP. Vyrai praneša apie incidentą ir HTP buvimą, tada tęsia savo darbą kraudami Kursk imitacinės kovinės galvutes ir atsargas. 2000 metų rugpjūčio 12 rytą Kursk yra Barenco jūroje. 8:51 minutę Kursk prašo leidimo atlikti mokomąjį torpedos paleidimą ir gauna patvirtinimą. Kursk panyra į paleidimo gylį 20 metrų ir stebi paviršių per periskopą. Paleidimo įgula pereina per valdymo centrą antrame skyriuje ir įeina į pirmąjį skyrių, esantį povandeninio laivo priekyje. Tarp pirmojo ir antrojo skyrių yra oro kanalas. Tas pats oro kanalas tęsiasi per visus 9 vandenių nepralaidžius povandeninio laivo skyrius. Geriausia praktika – užsandarinti kanalą kaip ir pertvaros liuką, tačiau jūreiviai palieka liuką atidarytą. Praėjo beveik 3 metai nuo tada, kai įgula paleido torpedą. Jie neturėjo mokymų, kaip valdyti ir paleisti HTP torpedą. Jie išima 5 tonų torpedą iš sandėlio ir nuveža ją prie paleidimo vamzdžio. Jie įstumia ją į vamzdį ir uždaro paleidimo vamzdžio duris. Torpedos paleidimo vamzdis sukurtas taip, kad sprogimo banga būtų nukreipta į jūrą, o ne į laivą. 11:25 minutės, po daugiau nei 2,5 valandos pasiruošimo paleidimui, jie pagaliau pradeda paleidimo seką. Vidinių torpedos vamzdžio durų elektros jungtys turi susiliesti su jungtimis esančiomis torpedos gale. Sistema nerodo tinkamo sujungimo, todėl jie vėl atidaro duris, kad išvalytų jungtis. Nors HTP paprastai yra stabilus, kai yra užsandarintas, jei jis susiliečia su katalizatoriumi, jo tūris padidėja 5000 kartų ir jis veikia kaip oksidatorius cheminės reakcijos metu. Ta cheminė reakcija yra egzoterminė, tai reiškia, kad ji išskiria energiją arba šilumą. Iš tikrųjų, būtent tam ji ir sukurta. Torpeda po vandeniu neturi prieigos prie deguonies, todėl HTP tiekia tiek deguonį, tiek šilumą žibalo kurui. Kai tik prasideda cheminė reakcija, ji dega tol, kol HTP išsenka. HTP katalizatorius yra bronza ir žalvaris, kaip metalas, kuriuo buvo išklota torpedos paleidimo vamzdis Kurske. Dabar nedidelis HTP nuotėkis dėl brokuoto suvirinimo ar numetimo pakrovimo metu, tas pats nuotėkis, kuris nepastebimas prieš paleidimą atliekamoje apžiūroje, susiliečia su torpedos paleidimo vamzdžiu. 1 tona HTP torpedoje pradeda reaguoti ir sukelia žibalo kuro bako torpedoje gedimą.
Pusė tonos žibalo užsiliepsnoja kartu su HTP, kuris sparčiai plečiasi sprogime, degančiame beveik 5000 laipsnių pagal Fahrenheitą temperatūroje. Kadangi paleidimo vamzdžio durys atidarytos, sprogimas nukreipiamas į povandeninį laivą, o ne į jūrą. 7 įgulos nariai torpedų skyriuje neturi jokių šansų išgyventi. Milžiniška sprogimo banga kartu su dūmais ir ugnimi veržėsi per atvirą oro kanalą į 2., 3., 4. ir 5. hermetiškus skyrius. Dalinai atidarytos torpedos durys nuplėšiamos nuo vyrių. Komandinis centras 2. skyriuje paskęsta liepsnose. Nors povandeninis laivas yra periskopinėme gylyje, niekas nespėja sureaguoti. Atvira oro kanalo pertvara nesustabdo pradinio sprogimo. Visi 36 Kursko įgulos nariai valdę laivą žūsta kartu su torpedų paleidimo komanda. 11 valandą 29 minutės ir 34 sekundės Norvegijos seisminiai detektoriai priklausantys Norstar sistemai pirmieji užfiksuoja reikšmingą įvykį. Šio įvykio vieta nustatoma 69 laipsniai 38 minutės šiaurės platumos, 37 laipsniai 19 minučių rytų ilgumos į šiaurės rytus nuo Murmansko, maždaug už 160 mylių nuo Norvegijos ir 50 mylių nuo Kolos pusiasalio. Tai yra paskutinės žinomos Kursko koordinatės. Praėjus 2 minutėms ir 14 sekundžių po pirmojo įvykio užfiksuojamas antras, daug didesnis įvykis. Šį kartą užfiksuojamas 4,2 balų pagal Richterio skalės stiprumas ir įvykis yra 250 kartų didesnis nei pirmasis, sprogimas prilygstantis beveik 3 tonoms trotilo. Kai koordinatės trianguliuojamos, antrojo įvykio gylis atitinka jūros dugną ir yra dar 108 metrais didesnis nei pirmojo įvykio. Šiuos seisminius įvykius aptinka ir kiti laivai Summer X metu, tačiau jie mano, kad tai yra mokymų pratybų dalis. Pirmojo sprogimo ugnis detonuoja iki 7 torpedų su kovinėmis galvutėmis, kurių kiekviena sveria beveik 0,5 tonos. Antrasis sprogimas visiškai sugriovė pirmuosius 3 skyrius ir praplėšė skylę povandeninio laivo korpuse, leisdamas vandeniui patekti į 4. skyrių. Jūreiviai 3., 4. ir 5. skyriuose žūsta nuo sprogimo. Aukų skaičius jau siekia 95 vyrus. Laivo 5. skyriuje, kurį saugo stipriausios pertvaros, yra 2 branduoliniai reaktoriai. Abu reaktoriai atlaikė sprogimus ir buvo kontroliuojamai išjungti, taip išvengiant branduolinės katastrofos. Vyrai, esantys Kursko laivo skyriuose link laivagalio, užsandarina oro kanalų liukus ir vertina savo tolimesnius veiksmus. 23 vyrai išgyvena 2 sprogimus ir susirenka mažame 9. skyriuje, kuriame taip pat yra evakuacijos liukas. Kapitonas leitenantas Dmitrijus Kališnikovas, 7. skyriaus turbinų padalinio vadovas, yra vienas iš 3 išgyvenusių tokio paties rango karininkų. Tikimasi, kad Kursk iškils į paviršių ir užmegs ryšį 13 val. 30 minučių. Šis laikas praeina, tačiau niekas iš karto nesijaudina. Nėra neįprasta, kad ryšio įranga sugestų. Tai gana dažnas reiškinys. Laivino vadas admirolas Popovas išsiunčia sraigtasparnį iš mūšio laivo Piotras Velikis, kad šis ieškotų Kursk numatytoje iškilimo vietoje. Šiaurės laivyno budintis pareigūnas praneša už laivyno paieškos ir gelbėjimo pajėgas atsakingam karininkui kapitonui Tislenko, kad šis lauktų nurodymų. Ant 7. Kursk skyriaus yra avarinė gelbėjimo plūdė. Plūdė sukurta taip, kad avarinėje situacijoje, tokioje kaip gaisras ar staigus slėgio pokytis, jie automatiškai išsiskleistų. 1999 metais būnant aktyvioje tarnyboje, ji buvo išjungta, kad būtų išvengta galimo aptikimo ir daugiau niekada neįjungta. 9. skyriuje vyrai dabar susiduria su bauginančiu sprendimu. Yra avarinis liukas, jie gali atidaryti ir išplaukti į paviršių. Jie turi gelbėjimosi gaubtus, kurie suteiks pakankamai oro, kad galėtų nuplaukti 100 metrų iki paviršiaus. Sprogimas iškreipė laivo korpusą. Vandeniui nelaidus, pertvaros liukas leidžia vandenį ir 9. skyrius pamažu pildosi vandeniu. Kai skyrius pildosi, viduje esanti oro kišenė susispaudžia. Šiuo metu oro slėgis vis dar beveik toks pat kaip paviršiuje. Tai reiškia, kad jei jie atidarys liuką iš karto, dekompresinės ligos rizika bus maža. Kuo ilgiau jie laukia, tuo daugiau vandens pripildo skyrių ir slėgis didėja. Tai taip pat reiškia, kad laikui bėgant jie kvėpuoja orų esant didesniam slėgiui, todėl jų kūnas pradeda įsisavinti azotą. Jei jie per ilgai lauks, kol atidarys liuką ir kils į paviršių, plaukdami į paviršių jie patirs dekompresinę ligą. Jie žino, kad rajone yra gelbėjimo laivų, todėl tikriausiai juos kažkuriuo metu paims. Tačiau tai nėra paprastas sprendimas.
Vos tik jie atidarys liuką, jie nulems savo likimą. Oro šliuzo skyrius gali būti užlietas, todėl atidarius liuką 9 skyrius būtų visiškai užlietas. Jei sužeisti jūreiviai išlips pro liuką ir sugebės nuplaukti į paviršių, Barenco jūros vanduo yra ledinis. Jie išgyventų daugiausia valandą. Rasti žmonės vandenyne yra tas pats, kas ieškoti adatos šieno kupetoje. Kita vertus, branduoliniai reaktoriai tiekia energiją oro valymo ir šildymo sistemai, kuri dabar yra išjungta. Oro 9 skyriuje pamažu daugėja anglies dioksido, o temperatūra krenta. Tai beveik neįmanomas sprendimas. Plaukti į paviršių, priversdamas sužeistus kolegas kovoti už paskutinę savo gyvenimo valandą, arba likti vietoje ir tikėtis, kad gelbėtojai pasieks jūs anksčiau nei skyrių užlies vanduo ar anglies dioksidas. Kol kas jūreiviai turi avarinius kvėpavimo aparatus. Iškvėpdami vyrai jų kvėpavime esantis anglies dioksidas ir vandens garai sukelia cheminę reakciją. Kalio superoksidas sugeria anglies dioksidą ir išskiria deguonį. Po cheminės reakcijos kalio superoksidas išsenka ir kasetės turi būti pakeistos. Vyrai turi ribotą kasečių kiekį, tačiau jie nusprendžia laukti gelbėjimo. 22 valandą 30 minučių Šiaurės laivynas paskelbė ekstremalią situaciją ir mokymai nutraukiami. Viduje povandeninio laivo vyrų kvėpavimo aparatų kasetės pradeda sekti. Kapitonas leitenantas Kališnikovas ir 2 kiti pradeda keisti kasetes kvėpavimo sistemoje. Skyrius vis dar lėtai pildosi vandeniu, o aplink visiška tamsa. Vienas iš vyrų praranda pusiausvyrą ir su kalio superoksido kasete įkrenta į ledinį vandenį. Kalio superoksidas yra toks pat reaktyvus kaip ir vandenilio peroksidas, sukėlęs pirmąjį sprogimą. Kai kasetė panardinama po riebaluotų vandeniu, įvyksta cheminis sprogimas ir staigus gaisras, kuris palieka nudegimo žymę ant skyrių sienų virš vandens linijos. Kališnikovo pilvą nudegina rūgštis, atidengdama jo vidaus organus. Sprogimas nuplėšia odą nuo jo galvos ir kaklo. Kiti vyrai panyra po vandeniu, kad išvengtų liepsnų ir jų odą deginančių cheminių medžiagų. Kad žmonės išgyventų, jiems reikia kvėpuoti bent 19,5% deguonies. Liepsna užgęsta akimirksniu, tačiau kai vyrai bando įkvėpti oro, deguonį ore jau būna sunaudojusi ugnis. Cheminė reakcija, sukurta jiems gyvybei palaikyti, dabar ją atėmė. (11:30) Michailas Rudnickis pradeda ruoštis nuleisti AS-34 povandeninį laivą. Po 6 valandų 17:30 jis jau vandenyje. 18:30 AS-34 susiduria su objektu 100 metrų gylyje po vandens linija, judėdamas 2 mazgų greičiu. Pro iliuminatorių įgulą mato, kad jie atsitrenkia į Kursko sraigtą ir galinį stabilizatorių. AS-34 patiria tam tikrą žalą ir yra priverstas iškilti į paviršių. Jo seserinė povandeninė transporto priemonė AS-32 yra paruošiama paleidimui laive. Michailas Rudnickis ir įleidžiama į vandenį 2024. Jiems Piotras Valikis pateikė neteisingas kryptis, todėl jie neranda povandeninio laivo. Pirmadienį, rugpjūčio 14-ąją, 01:00 val. AS-32 vėl yra paviršiuje. Ryte gelbėjimo vilkikas Nikolajus Šyka SB-131 sugeba gauti pirmuosius sudužusio povandeninio laivo vaizdus. Naudodamas giluminės vandens kameros įrangą, jis parodo didelius pažeidimus nuo povandeninio laivo priekio iki jo galo. Kurskas pasviręs 25 laipsnių kampu ir nuleistas tarp 5 ir 7 laipsnių ties laivo priekiu. Laivo priekis įsmigo į molingą jūros dugną maždaug 22 metrų atstumu 108 metrų gylyje. Jie taip pat praneša, kad periskopas yra pakeltas. Rugpjūčio 19-ąją, praėjus lygiai savaitei po nuskendimo, atvyksta Norvegijos laivas, gabenantis Britų LR5 gelbėjimo povandeninį laivą. Nepaisant to, kad Rusija priėmė užsienio pagalbą, Norvegų narams vis dar taikomi apribojimai. Jiems leidžiama dirbti tik prie to paties avarinio liuko, prie kurio bando prisijungti povandeniniai aparatai, esančio 9 skyriuje laivo gale. Jiems taip pat leidžiama valdyti gelbėjimo kameros oro reguliavimo vožtuvą. Kai jie patenka į gelbėjimo bokštelį rugpjūčio 21-ąją, praėjus 10 dienų po incidento, jis būna pilnas vandens. Kai tik atidaromi vidiniai liukai, iš 9 skyriaus išteka nedidelė oro kišenė. Jie nuleidžia kamerą ir pamato 23 jūreivių kūnus.
Dvi Olandijos gelbėjimo kompanijos Smiths International ir Mammoth yra pasamdytos iškelti Kurską. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija, kurios kaina siekia apie $65 milijonus. Pripažindama HTP torpedų keliamą pavojų, Rusijos karinis jūrų laivynas įsako visas jas pašalinti iš tarnybos. Rusija pradeda dalyvauti NATO paieškos ir gelbėjimo pratybose 2011 metais. Rusijos karinis jūrų laivynas taip pat padvigubina kasmet apmokamų giluminio nardymo specialistų skaičių nuo 20 iki 40.